Ai, niekas čia manęs nepastebės, parduosiu vieną kitą drabužį. Gerai einasi, gal dar kažkiek parduosiu. Tai kas čia, 100 000 eurų dėl tiek VMI nei piršto nepajudins. Iki 2,5 tūkstančio galima gauti pelno pardavus savo daiktų ir nemokėti jokių mokesčių. Taip, galima. Ir apie tai šiandien pakalbėsime. Prisistatau, kas manęs nepažįstat. Esu Elvyra, finansų baba ir konsultuoju smulkius verslus mokesčių klausimais. Kanalo prenumerata ir patiktukas tavo padėka, jei turinys atitiko lūkesčius. Tai tęsim apie ekonominę veiklą, jos neįteisinu. Socialinėje erdvėje pilna postų apie parduodamas prekes, drabužiai moterims, prekes vaikams, grožio prekes, tinklinio marketingo pasiūlymai. Didžioji dauguma prekiaujančių neturi teisės tai daryti. Tiksliau, laviruoja ant ribos. Pakliūsiu? Nepakliūs. Turiu priminti, kad VMI dirba žmonės ir tikrai jie gyvena ne atskiroje saloje. Jie taip pat yra vartotojai ir pirkėjai. O įsigijus prekę iš pardavėjo, kuris neišrašė sąskaitos, jau užsidega geltona lemputė. Įdomu, kokią veiklos formą pasirinkęs pardavėjas. O jei dar tas pardavėjas prekės kainą nurodo tik PM, rašykit PM, kaina PM, labai dažnai matom socialinėje erdvėje. Dar daugiau. Dažnas toks pardavėjas nepriima prekės atgal per įstatymo nurodytą laiką. Jei žinoma, prekė patenka į grąžintinų sąrašą. Ir labą dieną, VMI parašo meilės laiškutį. Turiu išsispaudinus meilės laiškutį, kurį parašė mano klientui Valstybinė mokesčių inspekcija. Gerbiamas klientė, įgyvendindami mokesčių administravimo įstatymo nustatytus uždavinius ir atlikdami pavestas funkcijas, siekiame užtikrinti, kad socialiniuose tinkluose veiklą vykdantys asmenys vykdytų mokestinės prievalės. Šiuo tikslu periodiškai atliekame mokesčių mokėtojų vykdančių prekybos veiklą populiariausiuose socialiniuose tinkluose analizę girdit. Vertiname pajamų mokesčio deklaracijoje formoje GPM 311 bei bankų pateiktus duomenis. Ir toliau čia rašo, kad nustatėme, kad 21-23 metais jūsų bankinės įplaukos viršyje jūsų pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruotas pajamas ir taip toliau, viso neskaitysiu. Esmė kokia? VMI jau užsikabino ir labą dieną pateik paaiškinimą. Kas nutinka gavus tokį laišką? Išpila šaltas prakaitas, tada pyktis, o tada akis pasidaro didelės kaip mėnuliai ir vienintelis klausimas – kiek? Kiek dabar turėsiu susimokėti? Ir paskutinis emocijų etapas – ir durnius buvau. Maniau, kad tie keli tūkstančiai eurų ne tas variantas, kad užkliūčiau mokesčių administratoriui. Dar kai kuriems kyla klausimas – gal nieko nedarysiu, pratrauks? Nepratrauks. Reikia daryti. Mano minimo atveju VMI akiratyje asmuo jau nuo 21 metų, nuo 2021 metų. Ką reikia daryti? Reikia keliauti į banką, pasiprašyti bankinių išrašų, gavus išrašus susiskaičiuoti visas įplaukas į sąskaitą ir jas sugrupuoti pagal jų kilmę. Atlyginimas, vaiko pinigai, draudimo išmokos ir visa kita. Visokie pavedimas, lėšų papildymas ir panašūs mokėjimo paskirtyje parašyti žodeliai ir pinigai, kurių niekaip negalėsi paaiškinti, kokiu pagrindu atsidūrė tavo banko sąskaitoje, turės būti deklaruoti kaip pajamos, tikslinant tų metų pajamų mokesčio deklaracijas ir pasirinkus 13 pajamų rūšies kodą. Beje, akcentuoju, pervesdami pinigus kam nors, būtinai rašykite tikslę mokėjimo paskirtį. Visokie papildymukai netinka. Jei mokam už drabužį, tai taip ir parašom. Jei mokam draugui už pietus, nesutarėme pasidalinti. Taip ir rašome, už pietus. Galima net įvardinti, kur buvo pietauta. Tai padeda būtent tokiais atvejais, kai po keleto metų reikia prisiminti, kokiu pagrindu buvo gautos ar išsiųstos lėšos. Jeigu tokia bendra pajamų suma neviršys 2,5 tūkstančių eurų per metus, primokėti nieko nereiks, bet deklaruoti reikia. Bet viršijus jau minėtą sumą teks mokėti 15% nuo sumos viršijančios 2,5 tūkstančio. Tarp kitko, jeigu pardavai prekes, kurių įsigijimo dokumentus turi, galima traukti savikainą buhalteriškai kalbant tą kainą, už kurią pirkai tą prekę, į išlaidas ir susimažinti mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Bet vargu ar kas nors laiko pirkimo dokumentus, jei tokius ir turi, kai vykdoma ekonominė veikla,
jos neįteisinus. Visus galus stengiamasi kuo greičiau sukišti į vandenį, taip sakant. Jei suprekiauta suma bus, sakykime, 10 000 eurų, mokestinė prievolė bus 1125 eurai, reiškia nuo 7,5 tūkstančio ir delspinigiai 0,03% už kiekvieną pavėluotą dieną. Taigi susidaro graži suma ir pusė pražilusios galvos. Valstybės biudžetą pildyti būtina ir kiekvienas save gerbiantis pilietis moka mokesčių. Bet darykime tai laiku ir tomis sumomis, kokios yra palankios abiems pusėms. Jei tokia veikla būtų vykdoma su individualia veikla pagal pažymą, mokėtinas GPM būtų 350 eurų. Čia kalbu apie minėtus 10 000, pasirinkus 30% išlaidų fiksavimo būdą. Sodrai tektų atseikėti 1417,50 eurų. Be nervų, be streso, be delspinigių. Ir dar su galimybė kaupti stažą. Arba jei tai pirmoji veikla būtų apsiribota tik su 5% GPM, dėl PSD nesiplėsiu, nes dėl privalomojo sveikatos draudimo yra išlygų, ne apie tai šiandien susirinkom pasikalbėti. Socialinėje medijoje matau moteris diskutuojančias apie prekybą per vieną platformą, kurioje galima prekiauti dėvėtais drabužiais. Ir didžioji dauguma komentuojančių užsiciklinę, kad platformos informacija dažnai užduodamų klausimų skiltyje parašyta: jei pardavė autentišką prabangos prekę už 15 000 ir pardavus ją gavai iki 2,5 tūkstančių eurų pelno, mokesčių mokėti nereiks. Kaip ir logiška. Bet nepaminėta, kad reikia turėti pirkimo dokumentą. Neturint pirkimo dokumento, gali atsirasti prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį. Ir tada kokioje nors grupėje moterys susilupa komentarais, nes joms atrodo, kad pardavimų platformos aprašyta situacija yra aukščiau įstatymų. Beje, toje pačioje platformoje taisyklėse yra sakinys: neatsakome už jokius mokestinius įsipareigojimus ir ataskaitų teikimo prievolės, kurios gali būti taikomas dėl tavo veiklos svetainėje. Kodėl kalbu apie tai? Nes daug pardavėjų neįteisinusių veiklos naudoja pardavimų platformų paslaugomis, pardavinėdami ir naujus daiktus, tiksliau vykdydami ekonominę veiklą. O dabar trumpas gidas, ką daryti, kai VMI pradeda patikrinimą. Nes minėto atveju tai jau yra VMI patikrinimas. Netikėtas valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas apie planuojamą patikrinimą gali kelti nerimą bet kuriam smulkaus verslo savininkui. Tačiau patikrinimas nebūtinai reiškia, kad bus nustatyti pažeidimai ir skirtos baudos. Tai dažnai tiesiog įprasta priežiūros procedūra. Svarbiausia tinkamai pasiruošti ir bendradarbiauti. Aptarkim pagrindinius žingsnius, kuriuos reikėtų atlikti gavus pranešimą apie VMI patikrinimą, bei pasidalinsiu praktiniais patarimais, kaip sumažinti su juo susijusią įtampą. Pirmiausia, perskaityk pranešimą itin atidžiai. Gavus pranešimą apie patikrinimą, pirmiausia reikėtų įsitikinti, kokio tipo patikrinimas planuojamas. Tai gali būti tiek dokumentinis, tiek operatyvus patikrinimas, o gal tik tai perspėjimas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į nurodytas datas, iki kada turi pateikti reikalaujamus dokumentus ar informaciją. Paruošk visus reikalingus dokumentus. Užtikrink, kad visi buhalteriniai dokumentai, tokie kaip sąskaitos, faktūros, pajamų ir išlaidų apskaita, sutartys, būtų tvarkingi ir lengvai prieinami. Jei turi abejonių dėl tam tikrų dokumentų teisingumo, pasitark su savo buhalteriu ar mokesčių konsultantu. Patikrink, ar visos deklaracijos pateiktos. Vienas iš dažniausiai tikrinamų dalykų, ar laiku ir teisingai pateikiai visas reikalingas deklaracijas – PVM, GPM, pelno mokesčių ir kitas. Jei pastebėjai klaidų, geriau jas ištaisyti savanoriškai dar prieš prasidedant patikrinimui. Taip galimai išvengsi baudos. Apie delspinigius nekalbam. Jie bus, jeigu atsiras mokėtini mokesčiai papildomai. Pasiruošk atsakyti į klausimus. Patikrinimo metu inspektoriai gali užduoti papildomus klausimus apie tavo veiklą. Svarbu atsakyti aiškiai, pateikti reikiamus paaiškinimus ir vengti informacijos slėpimo. Bendradarbiavimas su VMI gali padėti sumažinti tikimybę, kad patikrinimas taps ilgalaikiu procesu ar baigsis baudomis. Būk paslaugus, laiku pateik informaciją ir dokumentus. O jei reikia daugiau laiko, nepamiršk oficialiai kreiptis dėl termino pratęsimo. Žinoma, išlaikyk ramybę, svarbiausia nepanikuoti. VMI patikrinimas gali atrodyti bauginantis, tačiau tinkamai pasiruošęs ir laikydamasis visų reikalavimų, gali išvengti problemų. Pasikonsultuok su specialistu. Jeigu kyla abejonių dėl kai kurių procesų ar dokumentų pateikimo, verta kreiptis į patyrusį mokesčių konsultantą, kuris padės užtikrinti, kad viskas būtų atlikta tinkamai.
Ką daryti, jei veikla nebuvo registruota? Jei gavai pranešimą iš VMI apie pajamų deklaracijos duomenų patikslinimą, kaip ir šiuo atveju, nors veikla nebuvo oficialiai įregistruota, svarbu nedelsti ir imtis veiksmų. Patikrink, kokias pajamas mokesčių inspekcija jau mato. Tai gali būti duomenys gauti iš trečiųjų šalių, bankų, platformų ar darbdavių. Deklaruok gautas pajamas, net jei veikla nebuvo įregistruota, deklaruoti pajamas yra privaloma. Pateik arba patikslink metinę gyventojų pajamų deklaraciją GPM 311 ir nurodyk visas gautas pajamas. Registruok veiklą. Jei planuoji tęsti ją, pasitark su specialistu, kuris padės tinkamai sutvarkyti dokumentus ir išvengti baudų. Tinkamai deklaravęs pajamas ir registravęs veiklą galėsi toliau vykdyti savo veiklą legaliai ir papildomų rizikų. Kam mokėti baudas, jei galima ramiai ir laiku susimokėti mokesčius? O atliekamus pinigus įdarbinti nerauginant jų. Kaip tik nuo sausio 1 dienos įsigaliojus investiciniai sąskaitai, tai daryti dar paprasčiau. Mokestinė prasme. Investicinė sąskaita gera žinia besinaudojantiems šio video rėmėjo Freedom24 paslaugomis. Dar nesinaudoji? Aprašyme rasi nuorodą, registruokis, atsidaryk savo investicinę sąskaitą ir pradėk savo kelionę finansinės laisvės link. Naudotis paprasta. Sąskaitą reinvestuoti bus galima be jokių papildomų mokesčių, išskyrus sandorių komisinius. Neabejoju, jei pradėsi rūpinti savo finansais, susikursi puikius finansinius įrankius ir nereiks sukti galvos, kur dėti atliekamus pinigus, kad jie nenuvertėtų, o prireikus būti nepriklausomam nuo valstybės ir kitų institucijų. Savimi pasirūpinsi pats. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai.